vietose siūlau degazavimo stotelės. Tai tikrai sprendimas, kuris kaip pagal tam tikras įmonės stoja, jeigu ne vieno, tai gal netgi ir 2, o galbūt ir 3 žmonės. Nes realiai, kiek žinau, iš Vilniečių, kad kai kurios namus tenka norinti, tarkime, per 2 savaitės, per savaitę, per 3 savaitės. Tai yra žmonės ne vienas, o galbūt 2 eina po vakare, nes reikia rasti žmonės, kurie gyvena 5. aukšte, 9. aukšte, nes jie paprastai dieną dirba. Tai reiškia, turi eiti vakare, turi kažkas atidaryti, o jeigu ten nuomotojas, jisai gali neatidaryti. Jeigu žmogus išvykęs į Angliją ar Airiją dirba, tai iš viso ten nepateks. Visas stovas stovi užsiorė, nes cirkuliacijos nėra. O ką? O turi šitą daiktą, atsiveži į mazgą, pastatei. Nustatei jam laiką, tarkim, pagal turi, po paros, po pusės paros ar po 8 valandą atvažiuoji, nusiimi tą dalyką ir žiūri, kad tų problemų nebeliko. Jisai gali dirbti be žmogaus įtakos, nes visą elektroniką turi. Smagu, kad Klaipėdoje įsigijo tokį dalyką viena iš bendrijų, kurie turi pakankamai namų ir daug problemų. Tai vat.